Labadiena, norime jūsų paklausti, ką jums reiškia ši sausio 13-osios minima diena? Sausio 13 man iš tiesų labai svarbi diena, nes visi įvykiai, kurie vyko Vilniuje tuo metu, tai mano studentavimo laiku, vadinasi, aš ten dalyvavau, liudijau ir vaikštau kaip gyva atmintis. O šiaip sausio 13 tai mūsų laisvės pamatai, tai ir pagarba, ir atsakomybė, ir tikėjimas, ir žinoma laisvė. Ačiū Jums. Sveiki. Kaip manot, kodėl svarbu būti vieningiams? Manau, būti vieningiams labai svarbu, kadangi mūsų valstybė tomis sunkiomis, šaltomis valandomis būtent atsilaikė, tik tai būdama vieninga, būtent atsilaikė todėl, kad buvo visi drauge. Todėl priešas gal nesiryžo sklaidyti tos minios. Tai aš manau, kad vienybė, tautos vienybė tai yra tas raktas į tai, ką dabar turime, į mūsų laisvę. Būtent tai ir vienybė. Ačiū. Šiandien susirinkome pagerbti žmonių, kurie 1991 sausio naktį apgynė Lietuvos laisvę. Tai buvo paprasti žmonės, studentai, tėvai, seneliai, jaunuoliai, kurie stovėjo prie parlamento televizijos bokšto tamsoje, šaltyje, priešais tankus, bet nepasitraukė. Jų rankos buvo tuščios, bet širdys pilnos drąsos. Jie gynė ne pastatus, o laisvę. Sustokime ir pajauskime tą naktį, kurią amžiais įrašyta į mūsų šalies istoriją. Buvo žiema. Naktis, kurios nepamiršta tauta, kai šaltis kandžiojo skruostus, o tankai žemę, kai tamsa buvo tiršta, bet žmonių širdyse degė šviesa, ta nepajudinama, laisvė šviesa. Labas, kaip manai, ko galima pasimokyti iš tų žmonių pasiryžimo? Sveiki, tai visų pirma, manau, galima pasimokyti, jog dėl laisvės galima pasiaukoti, jog nebūtina imti ginklo į rankas, tačiau visada galima kovoti dėl laisvės net ir be ginklo. Tačiau šalia prisiminimų šliejasi būtasis laikas. Buvo, kalbėjo, lankėsi, juokavo, mylėjo, siekė, tikėjosi. Buvo ir Rimantas Juknevičius. Jis buvo niekuo iš kitų neišsiskiriantis vaikinas. Prieš kelis dešimtmečius vaikščiojęs ir šėliojęs mūsų mokyklos koridoriuose. Rimantas gimė 1966 m. rugpjūčio 9 dieną. Tėvai buvo pedagogai. Turėjo 2 brolius, vyresnį Henriką ir jaunėlį Tomą. Mokėsi Marijampolės 6-oje vidurinėje mokykloje, dabar Sūduvos gimnazija. Vėliau įstojo į Kauno 23-ąją profesinę technikos mokyklą, bet po metų jį paėmė į kariuomenę, kurioje išbuvo 2 metus. Dar būdamas studentu, jis aktyviai dalyvaudavo visose akcijose, piketuose, nukreiptuose prieš tarybinę santvarką ir apie tai mėgdavo pasakoti, kai grįždavo namo. Taip pat dalyvavo Baltijos kelyje. Šis aktyvus jaunuolis buvo savo bendraamžių gynėjas ir užtarėjas, amžinas kovotojas už tiesą. Kaip ir visą savo gyvenimą, taip ir tą sausio 13-osios naktį jis buvo pirmose eilėse. Ir tada Rimantas kovojo už tiesą, už mūsų ateitį. Labas. Aleksai, kadangi esi mūsų mokykloje vienas iš didžiausių Lietuvos patriotų, esi parašęs istorinę knygą, noriu tavęs paklausti, jeigu šiandien būtų 1991 metų sausio 13 diena, ar lygiai taip pat stovėtum su ryžtu ir drąsa toje pačioje naktyje, kartu su tai žmonėmis? Tikrai taip. Būtent tie žmonės, kurie ten buvo prieš 35 metus, buvo mūsų amžiaus žmonės ir šiandien tikrai nesudvejočiau, reikėtų ir
savo iniciatyvą ruošiuosiu ginti valstybę, jeigu prireiktų, jeigu tokia diena X išaukštų. Ir manau, ne vienas mano bendramintis tikrai šiandien taip pat lygiai nesudrebėtų, kaip nesudrebėjo tie žmonės prieš tankus, prieš rusų sadizmą, prieš budelius. Tikrai ne, ir manau, tokių žmonių atsirastų dar ir daugiau negu buvo tada. Ačiū tau labai. Mums jis yra didvyris, kur žau prie televizijos bokšto, bet Rimanto tėvams, klasiokams, draugams, artimiesiems ir jį pažinojusiems jis yra paprastas vaikinas, su kuriuo kartu leisdavo laiką, kalbėdavosi, bendraudavo.